Šįryt mūsų laidos herojai - žmonės, kurių pristatinėti nereikia. Kas nežino balsingojo Merūno ir žavios jo žmonos Erikos. O štai kokie jų įpročiai namuose žino tik jie. Ar einant į maisto prekių parduotuvę pora sudaro sąrašą pirkinių. Jinai surašo, aš perku. Taip, viską rašau, aš esu, mano Merūnas sakė, kad aš raitam gyvenime buvau vienuolė, nes aš viską rašau. Knygas perrašinė. Nes jeigu jai neišėjo parašyti, perrašys. O jeigu jau padarė kažkokį vieną darbą iš to sąrašo, tai viską perrašys jau be to darbo. Nu, tokia lyga, gal sakyčiau, netruputėlį. Be tos užrašus laiko. Čia jau ekologija. Nieko neišmeta. Šiaip kiek visus lapelius realiai, kurie lieka, kažkas viršų užrašyto apačioje tušiai nukirps ir tas žiūriu tų lapukų jau kolekcija kaupas. Dar aš esu Valkietės dukra. Jo, tai čia tas gal padeda ekologijai. Apie taupumą ir ekologiją taip linksmai gali pasakoti tik Merūnas su Erika. Tęsėme klausimyną. Erika vadovauja drabužių verslui. Ką ji daro, jei pavyzdžiui lieka audinių atraižų? Aš esu iš vis, matematika neveltui. Jinai viskas sudeda į dėžutes ir tada atvažiuoja kurjeris vardu Merūnas. Ir visas dėžės išveža į perdirbimo konteinerius. Bet dažniausiai to tikrai nereikia, nes aš esu tiksliukas, aš viską skaičiuoju, aš skaičiuoju kiekvieną centimetriuką, nežinau, užtrauktuką, sagutę ir taip toliau ir susirikiuoju taip, kad visko būtų cigal. Esu Suvalkietės dukra ir viskas yra taupoma. Ar Vitulskių šeimoje yra taisyklių tvarumo tema? Taip. Pirmoji taisyklė mūsų šaldytuve tai yra permatomi indeliai būtinai, nes tada tu matai, kokie likučiai yra likę, ką galima būtų suvalgyti, ar bėgus pietų pertrauką po darbo gali matyti, ką gali su ko sudozuoti ir sulyginti ir sudėlioti. Tai nes kai būna uždari indeliai, nieko nematai, tada jau viso gero. Tada visą laiką produktus, pavyzdžiui, jeigu tu turi 3 kokius tomatus, viskas turi būti vieni prie kitų sustiguota, sudėliota, kad nebūtų, nes mes mėgėjai tokie, ne, vieną atidarom, po to biškai kitą atidarom, po to dar nesiradom kažkur kažko. Mes mėgėjai, ar aš mėgėjas. Tai viskas turi būti šalia vieni prie kitų. Maisto likučiai eina į priekį šaldytuvo, viskas kitas eina gale. Mano atveju tai dabar statybose. Tai visi nereikalingi medžiai irgi sueina ten, kur šašlykus kept. Toliau skalūno likučiai buvo, tai bus aplink medelius. Visur kažkaip visą laiką galvoju, kur dar galėtum tos likučius panaudoti. Tai čia visais atvejais mes... Kažkaip reikia tik galvoti ir viską galima sugalvoti. Išradingumo kažkokio biškį įvesti save. Aš suprantu, mes labai pripratom vartoti viską, mesti, išmesti nereikia, noriu, ne. Bet kažkaip reikia pagalvoti. Galų gale gal tau tai yra niekas, o kažkam didžiulis turtas. Taip. Oho, išties išradingi mūsų pašnekovai. Bet vis tik, jei liko maisto produktų, kas tuomet? Pas mus nelieka. Pas mus nelieka produktų. Nes taip valgom, kad nelieka. Ne, iš tikrųjų. Prašau, aš karpysiu tą laidą. Nes tai jokios. Mes viską suvalgom. Iš tikrųjų, Erika, tai su maistu, tai maisto didžiausia pagarba jaučia. Pas mus realiai maisto labai mažai išsimeta. Ir be to aš esu toks truputį šeima šiukšlių dėžė. Tai ką vaikai nesuvalgo, tai aišku, tėtis suvalgys, neišmesim jokiais būdais. Ne, mane nuo mažens auklėjo maisto kultūrai, maisto suskirstimo jo, tada ką gaminsim, tu matai likučius, tada tu dasiperki, ką tau reikia, ta prasme, pas mus taip auklėjo. Aš netgi, nežinau, nuo pat mažens mane auklėjo, kad jeigu išmeti duonos krūkšlelį, pabučiuoji. Tai aš iki dabar tą darau. Tai čia gal biškai truputėlį nesveika, bet aš taip jaučiu maistų pagarbą. Turbūt iš praeitų kartų, kurios iš tikrųjų tikrą badą yra pajutusios ir žino, ką reiškia duona, kurios trūko turbūt ir tiems patiems seneliam, proseneliam. Tai ir perduoda savo anūkam, nes niekada nežinai, kada vėl tokie gali būti ateiti. Ką jie mokėjo, tą mus išmokė. Taip. Tikrai dabar retai, kada pagalvojame, kaip gyveno mūsų proseneliai ir seneliai, o vertėtų. Ačiū Erika ir Merūnai už priminimą, tokias gražias, šiltas emocijas ir pasidalymą savo įpročiais, kurie tikime bus naudingi ir jums.